Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem na dzisiaj Algimantas Šindeikis, wydawca tygodnika Veidas, publicysta. Labas rytas jums. Dzień dobry. Labas rytas. Pasibaigė vienas didžiausių ir garsiausių kultūros renginių Neringoje. Kuo išskirtinis buvo šiemet Tomo Mano festivalis? Keli metai iš eilės dalyvauju visados Nidoje Tomo Mano festivalyje ir kaip žiūrovas, ir kaip poilsiautojas. Ir šiemet buvo išskirtinis tuo, kad apsilankė Vokietijos prezidentas ponas Gauck. Ir darėme festivalio ir pasakė visą eilę kalbų liuteronų bažnyčioje. Jis kaip buvęs liuteronų evangelikų pastorius, iš tikrųjų, išreiškė daug emocijų susijusių tiek su šita vieta, su Nida, su apskritai su Neringa, be abejo su Tomu Manu. Ir matėme daug Vokietijos turistų, matėme daug intelektualų iš Vokietijos, iš Lenkijos, kurie dalyvavo šitam festivalyje ir vėl kalbėjau tą labai sudėtingą temą, kuri suformuluota yra Česlovo Milošo, tai yra tėvynės ieškojimo tema. Nes visa eilė tų politinių paralelių šiandien, kurios yra mūsų gyvenime, yra taip pat turime tų reiškinių, kad žmonėms vėl tenka dėl vienų kitokių priežasčių palikti savo tėvynės, keliauti ieškoti geresnės ekonominės dalios ir iš dalies tokie pat dalykai, tik tais dėl politinių motyvų buvo nutikę tiek Tomui Manui, bėgant nuo nacizmo, protestuojant prieš tai tam tikrą formą, tiek tai buvo nutikę taip pat Česlovui Milošui, kuris taip pat irgi turėjo trauktis dėl sovietinių režimų dalykų, kurie čia buvo atėję. Žodžiu, ta tema, tėvynės ieškojimas, jinai kasmet yra... Jinai kasmet yra aktuali yra ir tie filosofai, kurie atvažiuoja iš Europos, diskutuoja, bando suprasti pasiekmes tų visų reiškinių, kurie buvo ir kaip tai šiandien veikia mūsų sąmonė, intelektualų mąstymą, kaip tai veikia mūsų kūrybą, kaip tai veikia mūsų muzika. Tomo Mano festivalis visuomet garsėja to, kad pasikviečia labai gerų atlikėjų, kurie kiekvieną vakarą duoda puikų koncertą Nidos liuteronų evangelikų bažnyčioje, iš tikrųjų, tokia maža miestelė, tokiai mažai bendruomeniai, tokiai mažoj bažnyčioj. Surengti tokio lygio koncertus, iš tikrųjų reikia nulenkti galvą prieš Tomo Mano festivalio žmonės, kurie tai daro. Tai kokie dalyviai šiemet? Na, buvo daug dalyvių, buvo, ta prasme, buvo ir iš Lietuvos, buvo visai eilė atlikėjų, buvo ir iš kitų šalių atvykusių žmonių. Ir dabar nepasakysiu pavardžių, kadangi nepasiruošiau specialiai. Gerai, bet kokia muzika ten vyrauja visi? Klasikinė muzika visados yra grojamas Wagneris, kadangi tai yra Tomo Mano mėgstamas kompozitorius yra. Taip pat buvo grojama šiemet ir čekų muzika, buvo grojamas Dvoržakas ir visai eilė kitų kompozitorių. O lenkų kompozitorių buvo grojama muzika? Geras klausimas, žinokit, aš matyt nebuvau tame koncerte, labai gaila, bet aš negirdėjau lenkiškos muzikos. Lenkiškos muzikos gal šiaip nėra lenkiškos muzikos? Ne, aš nemanau to, kad nėra, kadangi visuomet kasmet dalyvauja lenkų filosofai, kurie šneka apie tą tėvynės ieškojimą, visuomet analizuoja ir Milošo kūrybą, ir Tomo Mano kūrybą, ir aš manau, kad ten lenkiškoji dalis kultūrinė visuomet yra puikiai reprezentuojama yra Nidoje. Keičiam temą, Kubilius sako, kad kairieji bando jam suversti kaltę dėl pasaulio finansų krizės. Tai jis pasakė, todėl, kad taip Kubilius reagavo tiesiog į socialdemokratų priekaištus, kad dėl krizės padarinių kalčiausiai paniką kėlė ir skubotus sprendimus priėmė būtent konservatorių vyriausybė su prezidentės pagalba. Na, aš gal atsakysiu jums labai netipiškai į tą klausimą. Aš kadangi esu ką tik po savaitės atostogų ir po laisvo mąstymo laikotarpio, tai turiu pasakyti, kad tokie politikų apsimėtimai žodžiais man yra jau giliai atsibodę. Tai yra tos banalybės visos ieškojimo, kas yra kaltas ir dėl ko. Tai yra toks tampa Lietuvos politikos, kaip sakyti, šablonas, kuris yra visiška kvailystė ir pilnas idiotizmas yra. Politikai turi pareigą neieškoti kaltų praeitį, kas buvo, ką padarė, o turi pareigą šiandien rodyti, kuriuo keliu Lietuva žengs į priekį. Tai galioja beje tiek dabartinė vyriausybė, kuriai vadovauja ponas Algirdas Butkevičius, tiek buvusiai vyriausybei, ponui Kubiliui, kuris taip pat turi siūlyti kaip opozicijos lyderiui šiandien tos kelius, kuriuos jis mato, kaip valstybė galėtų vystytis. Tai, kad ši politika iki šiol kapsosi praeityje ir bando padaryti iš to politiką, tai yra didžiulis minusas mūsų politiniam intelektualiniam gyvenimui. Bet Konstitucinis teismas paskelbė neteisėtų algų mažinimo sprendimą ir dabar Butkevičius sako, kad už tai turės sumokėti valstybė. Jisai turėjo ten planų kelti atlyginimus, dabar reikės tiesiog grąžinti skolas ir dasų. Konstitucinis teismas ne tai paskelbė. Jis paskelbė ne tai, kad yra neteisėtas atlyginimų sumažinimas, o jis paskelbė, kad yra prieštaroje konstitucijai tai, kaip tai padaryta yra. Tai buvo padaryta progresiniu būdu.
Tai yra tiems žmonėms, kurių kvalifikacija yra aukštesnė, kurie turi didesnį išsilavinimą, geresnės kategorijas valstybės tarnautojų, jiems buvo sumažinta daugiau negu tiems, kurie turi menkas kvalifikacijas. Ir tai prieštarauja konstitucijai, nes negali būti taip, kad asmenys du, kurių užima labai skirtingas pareigas, kurių ir atsakomybė yra visiškai skirtinga, kurių yra apimtis darbų, sudėtingumas jų skirtingas ir negali būti sumažinama vienodam. Ir šituo atveju ponas Kubilius buvo padaręs tai, ko negalima daryti konstituciškai. Tai prasme buvo sulyginęs tuos asmenys. Ir tik tais tą apimtim sumažinimas, kuris yra neproporcingas. Progresinis sumažinimas yra tai prieštarauja konstitucijai. Gerai, socialdemokratai dabar sako, kad Kubilius ir vyriausybė puikiai žinojo, kad tai prieštaraus konstitucijai, vis tiek padarė. Jūs kaip manot? Aš nesu Freudas ir neužsiminėjau psichoanalizę. Aš nežinau, ką galvoja konservatoriai, kurie taip darė. Aš manau, kad gali būti taip, kad jie dėl savo naivumo, menko patyrimo, menko žinių ir politinio populizmo tiesiog norėjo priimti sprendimą, kuris jiems atrodė, kad jis yra gražus. Nes aš skaičiau buvusius finansų ministrės ponios Šimonytės komentarą apie tai, nes būtent jinai bandė, aš taip sakysiu, perdėtai verkti, kad mes norėjom padaryti, kaip sakyti, kad būtų geriau, kad tiems, kurie uždirba mažai, kad jiems mažiau sumažinti, o tiems, kur uždirba daugiau, sumažinti daugiau. Tai man primena tokį, kaip sakyti, čia toks Lenino buvo šūkis, kaip sakyti, yra, kad socializmo laikotarpis yra, kad iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius komunizmo principas yra. Bet aš manau, kad jie tiesiog galėjo klysti. Tai prasme, nesuprasdami, ką jie daro. Nes tai yra ne pirmas toks sprendimas šitoje srityje dėl Kubiliaus vyriausybės veiksmų. Toks pat sprendimas buvo susijęs ir su pensininkais. Taip pat irgi pensijos buvo sumažintos neproporcingai. Tai prasme, tiems, kurie gaudo pensijos didesnės, buvo sumažinta daugiau negu tie, kurie gaudo mažesnės pensijas. Čia yra didelė diskusija, iš tikrųjų. Šituo atveju Kubiliaus vyriausybė pasielgė kaip kairioji vyriausybė, nors save laiko dešiniąją vyriausybę. Gerai, o dabar prezidentė mano, kad socialdemokratai yra nepakankamai ryžtingi reikalaudami Gapšio nusišalinimo. Aš tik galiu pasakyti savo nuomonę, patvirtinti apie tą, ką rašau. Žmonių, kurie yra pripažinti net ir teismo šiandien jau, kad jie yra nusikaltę, tik sprendimas nėra įsigaliojęs, buvimas Seimo vicepikerio kėdėje, aš manau, kad tai yra didžiulė gėda šitai valstybei. Reiškia, politikai net nesuvokia iš tikrųjų, ką jie daro, ką jie veikia, koks yra jų mandatas žmonių duotas yra ir kas turi atsitikti su tais asmenimis, kurie tiesiog yra peržengę įstatymą. Bet kol nepasibaigė dar tas teismo procesas, kaip apeliacinis teismas ir toliau, tai gal... Tai yra teisinės procedūros. Tai yra teisinės procedūros, asmuo yra nuteistas, tik sprendimas nėra įsigaliojęs. Tai klausimas yra toks, klausimas nėra teisės, klausimas yra moralės šiandien. Bet jeigu tas asmuo sako, kad yra politinis sprendimas, tiesiog... Tas asmuo savo gynybai pasakys bet ką. Pasakys tai, kad čia yra jam Dievo bausmė ir dar kas nors kokia nors nesąmonė visiškai pasakys yra. Gerai. Mes žinom, kas įvyko. Mes žinom, kas atsitiko. Teismas nusprendė. Teismas paskelbė savo verdiklą. Bet jau kai buvo rinkimai, tai jaugi buvo ir teismo tas procesas. Ir rinkėjai tikrai žinojo detalės ir taip toliau. Vis tiek balsavo už Darbo partiją. Kuo tai paaiškinti? Aš rašiau komentare šios dienos veide, kad dalis Lietuvos rinkėjų nesugeba atskirti šilto lietaus nuo šlapinimusi jiems už apykakles. Žmonės nesupranta, už ką jie balsuoja. Kad jie balsuoja iš tos asmenys... Jūs tik nenorit pasakyti, kad žmonės tokie kvaili, kad iš vis nieko nesupranta. Kvailas, nekvailas, toks yra praktiškai, nežinau, čia matyti žodis psichoterapinis ir aš neužsiminėjau tais dalykais, nesu gydytojas, negaliu pasakyti yra, bet jeigu žmonės balsuoja už asmenį, kuris yra teisiamas, padaręs nusikaltimus, tai žmonės turi turėti instinktą suprasti, kad tokie asmenys niekados nedirbs tik tais jiems. Jie dirbs savo kažkokiems interesams, savo partiniams dalykams, arba dar nežinia kam. Žmonės turi turėti normalią reakciją į tos asmenys, kurie yra peržengę įstatymą yra. Ir nesvarbu šito atveju, kokia tai stadija yra, ar tai prokurorų pateikti kaltinimai yra, jau tai yra įtarimas, kad yra problema, kad asmuo elgiasi nesąžiningai. O gal žmonės taip nepasitikė teismais, kad mano, kad tai yra susidorojimas, būdas susidoroti ir taip toliau. Nepasitikėjimą teismais kuria šitie asmenys, daugiausiai šitie asmenys, kurie yra teisiami. Žiūrėkime, ką kalbėjo apie teismus Vilniaus miesto meras Zuokas. Ką kalbėjo apie teismus kiti asmenys, kurie yra teisiami arba turi problemų su teisėsauga yra. Be abejo, kad jie kalbės, kad čia yra politiniai dalykai, taip toliau yra. Tie žmonės elementarūs sukčiai yra ir jos prokurorai, taip sakant, persekioja už jų veiklą. Tie žmonės turi turėti blaivų protą suprasti, kad gali taip atsitikti ir galų gale tas, kas įvyko su ponu Uspaskich, su ponu Gapšiu, su panelė Vonžutaitė, tai iš tikrųjų mes turim didžiuotis valstybę savo, nes mes sugebėjome apsivalyti nuo asmenų, kurie politikoje elgėsi ne pagal taisyklės.
Politikoje taisyklės ypatingai svarbios yra. Jeigu mes turime politikoje žmonės, kurie ateina, elgiasi pirkdami žmonių balsus netiesiogiai, finansuodami savo partijų juodais pinigais, iš kažkur tai gautais. Tai mes turime suprasti, kad tie žmonės nedalyvauja politinėje kovoje, politiniuose debatuose, o tiesiog perka rinkėjus, perka jų simpatijas. Ir pirkimas tokių paslaugų, ta prasme, tai yra nusikaltimas. Gerai, taip teisė yra prezidentė, kuris sako, kad socialdemokratai yra kalti, kad nereikalauja ryžtingiau Gapšio nusišalinimo. Tai prezidentė iš tikrųjų yra teisė, aš manau, aš tikrai palaikyčiau tokią poziciją, jos šiaip... O ką gali šitoj situacijoje socialdemokratai? Jie gali tiesiog persvarstyti savo koalicijos partnerio padėtį valdančioje daugumoje. Kokia yra jų padėtis, yra ta prasme, ar jie tikrai nori partija socialdemokratų, kur yra sena, turintis tradicijas politinė partija. Manau, kad suprantanti, kas yra politinis padarumas, ar jinai gali būti su politinė partija, su asmenimis, kurie yra ta prasme, jinai nuteisti. Norėtų paprašyti, kad nusišalintų iš koalicijos, taip, valdančiosios Aš manau, kad bent jau tuo laikotarpiu daugumos. Daugumos visuomet galima ieškoti naujos. Tai nėra didelė problema. Svarbu, ar tu nori obuoliauti su velniu, ar tu vis dėlto, kaip sakyt, pagalvoji, kad gal pragyvensi 2 vakarus be obuolių. Čia tas klausimas yra labai paprastas. Yra iš tikrųjų, koks yra standartas tavo? Kaip tu elgiesi? Ar tavo valdžia yra reikalinga bet kurią kainą? Tai man, kad socialdemokratų atsirūks tai, kad jie dabar aš manau, kad tikrai, kad dalis rinkėjų gali nusivilti jais. Iš tikrųjų, žmonės pamatė, kad net po teismo verdikto jokių nėra sprendimų. Jie toliau dirba su jais, išlaiko tokį asmenį, kaip ponas Gapšys, Seimo vicepikerio kėdėje yra. Na, tai yra labai žemas politinis standartas, iš tikrųjų, kuris kelia abejonių. Aš manau, kad dalį rinkėjų tai sukels abejonių dėl jų, kaip sakyt, galimybės sekančiuose rinkimuose gauti jų balsus. Socialdemokratai tuo tarpu sako, kad prezidentė nelaiku pradėjo rinkiminę kampaniją ir pati kenkia šalies prestižui. Na, jie turi kažką atsakyti. Aš sakyčiau, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė jau ilgą laikotarpį nuosekliai laikosi aukšto standarto Lietuvos politikoje. Atsiminkime tą laikotarpį, kai buvo formuojama vyriausybė, kokios buvo pozicija dėl darbo partijos. Tikrai jos negalim apkaltinti nenuoseklumu. Jinai iš tikrųjų reikalauja to, kad tie asmenys, kurie yra už ribų įstatymų, kad jie nedirbtų vyriausybėje, kad jie nedirbtų parlamente. Vyriausybės formavimas ir jos kompetencija, jinai padarė savo darbą, neįsileido tam tikrų asmenų į vyriausybę. Atsiminkime po pirmo turų praeitų Seimo rinkimų, kokios buvo nuotaikos pono Uspaskicho pačio asmeniškai. Jis praktiškai vos nebuvo pasiskelbęs pats premjeru Lietuvos. Atsiminkim tos dalykus. Taip antram turė. Bet prezidentė turi teisę neatsižvelgti į rinkėjų valią. Tiesiog, vis tiek pagal Lietuvos konstituciją vyriausybė sudaroma yra sprendimų bendrų, parlamentų ir prezidentės. Ir prezidentė turi kompetenciją. Be abejo, kad jinai negali neatsižvelgti žmonių valią, bet jinai gali įtakoti personalinę vyriausybės sudėtį priklausomai nuo tų asmenų, kurie siūloma yra kvalifikacijos, patirties, reputacijos ir taip toliau. Mūsų tokia konstitucija yra. Šitie asmenys, kurie gauna žmonių mandatą, taip, žinoma, jie gali be jokios abejonės dirbti parlamente, būti parlamento nariais yra, bet vyriausybėje dirbti norint reikia taip pat gauti prezidentės pritarimą. O gėjų paradas bus. Ir Gedimino prospekte atrodo. Na, aš jame tikrai nedalyvausiu, neplanuoju yra, bet puiku, jeigu tie žmonės nori, kaip sakyt, pareikšti savo nuomonę, kad jie yra tokie, aš tai labai reaguoju tolerantiškai. Kodėl tik diskusijų ir tiek aistrų kelia tas dalykas? Dalis žmonių yra, kurie, kaip sakyti, nenori pripažinti tokių visuotinai egzistuojančių faktų. Ta prasme, kad šalia mūsų gyvena žmonės, kurie yra homoseksualai ir jie yra tokie pat žmonės kaip ir mes, juos taip pat yra sukūręs Dievas ir jie turi taip pat teises. Dalis žmonių nenori tokio požiūrio ir aš manau, kad tai yra tamsumas. Tamsumas, kuris ateina iš viduramžių, norint naikinti žmonės, kurie yra kitokie, kurie ne tik kitaip mąsto, kitaip elgiasi, bet tiesiog iš principo yra kitokie. O tas sprendimas kreiptis į teismą dėl Vilniaus savivaldybės, dėl to ar galima negalima prospekto Gediminos, tai reikalingas buvo jūsų manymu? Nežinau, jis man sunkiai suvokiamas ir aš manau, kad ta problema, jeigu jinai nebūtų taip eskaluojama, jinai būtų daug mažesnė. Aš manau, kad savivaldybė šito atveju tokia daro, tam Lietuvos politiniam klimatui tolerancijos tokia meškos paslauga. Liktai jie, toks dabar įspūdis susidaro, kad liktai jie kovotų prieš homoseksualų teisę, reiškia, į saviraiškos laisvę. Man tai atrodo labai nesimpatiška. Nesuprantu, kam tai reikalinga Vilniaus savivaldybė yra. Tas paradas bus, jisai vyks, bus, reiškia, praeis ir pasibaigs viskas. O kam dabar su to reikia kovoti? Tiesą pasakius, aš labai sunkiai suvokiu tą dalyką. Bet kodėl būtent taip nori to parado?
Žmonės turi tokią kurie teisę. Žmonės turi tokią teisę. Aš manau, kad tas, kas yra rašoma apie homoseksualų, šiandien išeina veidė, taip sakant, didelė publikacija apie tai, taip pat analizuojanti tą mūsų santykius su tais kitais žmonėmis yra. Iš tikrųjų, aš manau, kad pirmas dalykas, ką reikia pasakyti, kad tie žmonės, tie asmenys visados gyvena šalia mūsų, visados jie buvo, bet jie turėjo slėpti savo pažiūrą. Tas paradas, priešingai tų paradų, tai būtent sako, kad tai yra propagavimas tokių... Galima taip vertinti, bet galim nesutikti su tuo. Aš manau, kad pirmiausia, mes turime turėti visai kitokią diskusijos pradžią. Pirmiausia, jie turi teisę į saviraiškos laisvę, kaip ir visi kiti žmonės. Jeigu jie nori taip elgtis, ta prasme, parodyti savo orientaciją, ją pristatyti, jie turi tokią teisę. Kaip ir mes visi kiti žmonės, taip sakant, taip pat irgi turim saviraiškos laisvę, eitynių laisvę, susirinkimų laisvę, pasakyti, ką mes norime. Jie taip pat tokią teisę turi. Klausimas kitas jūsų yra sudėtingas. Ar tai yra propagavimas ar nepropagavimas? Medicina, psichoterapija nėra atsakiusi tos klausimus, šiandien apie tai šią savaitę rašoma veidė yra, nėra toks klausimas atsakiusi yra, ar galima paveikti žmogų tapti homoseksualiu, jeigu jis yra heteroseksualus. Nėra vieningų atsakymų į tai yra mokslininkų, kurie mano, kad tai yra neįmanoma, yra mokslininkų, kurie mano, kad tai galbūt kažkokia apimtim yra įmanoma, nes dalis asmenų yra biseksualus, ta prasme yra, bet aš manau, kad tą diskusiją reikėtų palikti medikams. Svarstytus klausimus yra. Aš vis dėlto lieku prie savo pozicijos, kad mes šitų asmenų atžvilgių turime tiesiog elgtis tolerantiškai, dėl to, kad jų izoliavimas, jų stigmatizavimas iš tikrųjų padaro nemažą dalį mūsų visuomenę nelaimingai žmonėmis. Jų yra vis tiek, kaip šiandien Veidas rašo, gali būti nuo 5 iki 15%, tai iš tikrųjų yra 100,000 žmonių, ta prasme, kurie turi slėpti savo tapatybę. Ir tai iššaukia visą eilę problemų. Dabar jie neturi sovietmečių, tai turėjo slėpti savo tapatybę. Dabar, kas verčia Veido jūs? pašnekovai šitam numeryje kalba apie tai, kad jie yra priversti slėpti savo tapatybę, dėl to, kad atsiranda visokiausių apribojimų normaliam gyvenime susijęs su profesinė veikla, su kitais dalykais. Dar kol kas mūsų visuomenė nepriiminėja jų lygiavertiškai kaip ir kitų asmenų. Ačiū Jums už pokalbį. Linkime Jums geros dienos ir visos savaitės. Ačiū. Дармингос. Нашим гостем был Альгимат Ашиндейкис, выдавца тыгодника «Вейдас».